We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Mes vystėme sparčiai 6 ir 7 dešimtmečiuose. Galėjote pamanyti, kaip ir aš maniau tuomet, kad mūsų rūšis pasieks Marsą dar prieš 100 pasibaigiant. Tačiau vietoje to mes susigūžėme. Palikę robotus šalimais, mes atitolome nuo planetų ir žvaigždžių. Aš vis klausiu savęs, ar mums pristigo drąsos, ar pagaliau subrendome. Galbūt tai buvo daugiausia, ko pagristai galėjome tikėtis. Tam tikra prasme, neįtikėtina, kad tai apskritai buvo įmanoma. Mes išsiuntėme tuzinų žmonių savaičių ilgio ekskursijoms Mėnulio paviršiuje. Misijoms, kurios sugrįžo su gausa duomenų, tačiau neparvežė nieko panašaus į trumpalaikės vertės, kasdienės duonos pavidalo praktinę reikšmę, ar bent jau nedaug. Vis dėlto, jie pakėlė žmonių dvasią. Jie apšvietė mus apie mūsų vietą visatoje. Plačiai nušviesta programa, padariusi įtaką tam, kaip mes matome save, parodo mūsų planetos gamtos trapumą ir bendrus pavojus, bei visų žemės tautų ir žmonių atsakomybę. Yra dar šis tas. Kosminės kelionės pasiekia kažką giliai mumyse. Daugelyje mūsų, jei ne visuose. Mano kolega mokslininkė pasakoja man apie savo neseną kelionę į Naujosios Gvinėjos aukštumas, kuriuose jie aplankė akmens amžiaus laikų kultūrą, beveik nepaliestą vakarų civilizacijos. Jie nepažino rankinių laikrodžių, gaiviųjų gėrimų ir šaldyto maisto. Tačiau jie žinojo apie Apollo 11. Jie žinojo, kad žmonės vaikščiojo Mėnulio paviršiumi. Jie žinojo vardus Armstrongo ir Aldrino ir Collinso. Jie norėjo žinoti, kas lanko Mėnulį šiomis dienomis. Projektai orientuoti į ateitį, kurie nepaisant savo politinių nesklandumų gali būti įgyvendinti tik už kelių tolimų dešimtmečių, yra besitęsiantis priminimas, kad ateitis egzistuoja. Laimė padėti koją ant kitų pasaulių paviršių šnibžda mums į ausis, kad mes esame daugiau nei tik piktai, ar serbai, ar Tongos gyventojai. Mes esame žmonės. Tuo tarpu žmonės visame pasaulyje trokšta suprasti. Mintis, kad mes suvokėme kažką anksčiau neatrasto nei vieno iki mūsų gyvenusio žmogaus, tas užsidegimas, ypač didelis mokslininkų tarpe, tačiau jaučiamas beveik kiekvieno, plinta visuomenėje, atšoka nuo sienų ir grįžta pas mus. Tai padrasina mus spręsti problemas kitose sritise, kurios taip pat niekada anksčiau nebuvo sprendžiamos. Tai padidina bendrą optimizmą visuomenėje. Tai duoda peno kritiniam mąstymui, kurio mums labai reikia norint išspręsti iki tol pernelyg sudėtingas socialinės problemas. Tai padeda įkvėpti naują mokslininkų kartą. Kuo daugiau mokslo viešojoje erdvėje, ypač jei metodai yra apibūdinti, ne vien išvados ar jų tolimesnė įtaka, tuo, aš manau, sveikesnė visuomenė. Dar daug namų darbų reikia atlikti čia, Žemėje, ir mūsų pasiryžimas jiems turi būti pavyzdinis. Tačiau mes esame tokia rūšis, kuriai reikia fronto dėl fundamentalių biologinių priežasčių. Kiekvieną kartą, kai žmonija patiria proveržį, ji įgauna produktyvaus gyvybingumo gūsį, kuris ją gali nešti amžius. Juri Romanenko. Grįždamas į Žemę po to, kas tuo metu buvo ilgiausias skrydis į kosmosą istorijoje, sakė: Kosmosas yra kaip magnetas. Jeigu esi ten buvęs, vienintelis dalykas, apie kurį gali galvoti, yra kaip ten sugrįžti.